Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Tai norėsiu valgyti kokį nori, nebūtinai rožinį. Kodėl rožinį? Kodėl man tokį siūlai? Sveiki, grįžtam su nauju pasikalbėjimu prie serialų sezono 4. Kaip greitai laikas bėga, atrodo, vakar buvo vakarykštė diena, o šiandien pas mus naginga moteris. Snagais. Filantropė. Jo. Rūta Švidytė. Malan. Brūkšnelis Safuelienė. Brūkšnelis Zmejauska. Šiaip kaip reiktų tai pristatyti. Pakankamai gerai. Daug pavardžių. Aš iš ispanų kilmės. Iš Kupiškio. Aš iš ko? Nes šiaip darai jokingus skečus, vesdavai apie mokslo laidą. Ir dar brokuotus padelius liūdnai. Tai gan platus ranges. Mačiau tau keramiką patinka ir padelis, lėkštis darai. Aš asmeniškai iš tokių lėkščių nevalgyčiau. Tu nevalgytum? Tu atrodo, kad nuo žemės valgytum. Suvalgytum vieną, dar antrą paprašytum. Dėk dar, man ant žemės. Aš čia pakanosiu žemės. Nesibaigtų. Nulaižytum tas grindis, man atrodo. Valgyt nuo žemės. Skanos. Gerai, ne apie akivaizdžius dalykus rinkam šnekėm gal. Ja. Šiandien nešnekėsim apie akivaizdžius dalykus. Tu juodaplaukė, niekad neturėjai kitokios spalvos plaukų? Ne. Ne? Nusraaiškai. Ne, meluoju, atsiprašau, supanikavau per greitas, kai turėjau raudoną tamsį. Čia kai realybės šou dalyvavai. Ne. Bet atrodo iš manęs, kad turėjau. Ne? Negalvoji apie kitokios spalvos plauką? Ne. Aš mažai galvoju šiaip. Apie plaukus negalvoji dažnai? Ne. Net yra bus dienų, kai atsikeli ir galvoji, šiandien apie plaukus negalvosiu. Realiai atsakėjai, čia labai daug klausimų atkrenta. Ne, nu tai tęs. Ar esi valgius plaukus kaip sumuštinį? Esu žiūrėjus video, kur valgo plaukus. Kaip sumuštinį? Jo. Su duona ir batonu? Ne, man atrodo, įkepė į piragą. Nu, tai ne kaip sumuštinį. Ne. Šiaip nėra mandagu klausti moters, kiek jai metų. Tai neklausi šitą. Gerai. Bet kiek kalorijų per dieną suvalgai? Neskaičiuoji, žinai? Neskaičiuoji. Ne. Išvardink savo, tarkim, savaitės patiekalus. Savaitės visus patiekalus? Tu bandai realiai kažkur turi paminėti, ar ne? Ne? Nu, taip, pusryčiai, ten, pietus. Vakarienė kartais. Priešpiečių nebūna? Ne. Nesugalvoju tiek daug. O kaip tu? Realiai visą. Visą maistą? Man gal pietų virtuvė labiau patinka. Ja. O indų? Tau nepatinka indai, jau minėjai. Nuo grindų labiau. Aš rasistas. Bet mandagus, sakėsi. Mandagus, bet rasistas. Mandagus aukščiau tau. Jūs, ponas Juodaodį, dinkit iš mano valstybės. Serė. Serė. Aš galiu jums nupirkti bilietą. Atsiprašau, kad tai pasakiau. Bet vis tiek nupirks bilietą. Vieną pusę arba dvi, žiūrint, kaip jūs norėsit, ponė. Šitą pergalės bandžiau reklamai prastant. Ai.
Keista, kad nepavyko. Okay, ten per daug mandagiai buvo. Negalvoju daryti panų podcast'ą, nes dabar rinka atsilaisvina. Šiaip geras pointas, nežinau, manęs nelabai kviečia. Tai, o ką tu kviestum, jeigu darytum? Bet tik panas galiu kviesti. Nu, manau, reiktų vienos piktesnės tokios, turi pasiūlymų gal? Piktesnės? Jo, reiktų vienos piktos, vienos, kurią iš mes galėtume matyti. Tokios vargšiukės kažkokios. Vita žyba. Na, piktesnės. Kažką pasiūlė, gal. Kažkokią raganą, nežinau. Gal kažkokia išmintinga, kur dalintų patarimas, aš galėčiau nusišnekėti kažką, jinai jums pamokytų mane. Ei, tu nenusišnekėk. Jo, Čia patarimas. jo. Bet tada ta trečia kažką pasako, ar jūs abi eik iš mūsų podcast'o. Jo. Mes suvaivinam per tą neapykantą, kad tai trečiai. Neįsivaizduoju, bet tai sugalvos. Nu dabar yra variantų, žinai, kur liko be darbo. Tai. Dinoro. Ten Dior. Dinor. Dar kažkas. Dirol. Dirol. Orbitrol. Mes pritam sezonė turėjom lašišas klausimą ir niekur nedinga. Neišplaukė plačios vandenis. Ir šį sezoną irgi turime. Ir mes tą klausimą nežinom, nefiltruojam visiškai. Gali būti piktas klausimas arba linksmas. Tai išmet čia iš akvariumo, aš čia palent tas klausimas ir aš paskaitau. Taip iškrito? Ja, čia atsidaro langelis. O tai dabar pati išklijuot. neiššoka, jin tik užrašo? Ne, priklijuot. Jin printerį turi? Ja. O mamos buvo iššokus maksimai. Iš to. Tipo, jin buvo tokia, wow. Visi žmonės žiūrėjo. Ir taip gimė antras vaikas šeimoje. Gerai, lašišas klausimas. Labas, Rūta, pagaliau į laidą atėjo moteris, aš irgi moteris. Norėjau užduoti paslapti, kurią jau senokai turiu. Savaitgaliais, ypač naktimis, man rašinėja Safas ir prašinėja atsiųsti nuogų žvynų nuotraukas. Aš nenoriu lysti jūsų santykius ir jų griauti, bet tuo pačiu jis man patinka, jis yra mano skonio, nes man patinka sraigės. Ką man daryti, ar laikytis moterišką solidarumą, ar pasiduoti laukinę aistrą ir pasikrušti su Safu, pagarbiai lašišą. Wow, labai asmeniška. Kodėl jin man asmeniškai neparašė? Kodėl jin tau parašė pirmiau? Dabar mes čia turim ant kamerų tokią situaciją. Na geriau išsiaiškinti, negu namo neštis. Ar tikrai? Aš gal parsinešiu namo. Nežinau, to žvynus pakapstyti biški. Na, dabar pirmadienis, nes jeigu savaitgaliais rašinė, tai yra dar laiko. Bet to lašišo to tokia kekšė biški. Nu, ne kekšė, nes atsiklausiu. Nu tai atsiklausia, ar būti į kekšę? Nu tai ką aš galiu atsakyti? Nu tai būk, jeigu nori. Jeigu jin taip jaučiasi. Būk savim. Gerai. Visada būkit savim, išlikit. Tai kekšė lašiša esi. Tai šitoj situacijai lašiša kalčiausia. Jo. Bet O tai kas dar ką? Safas prašinėjo nuotrauką. Tai Safas per daug hot buvo? Ai. Pamiršau situaciją. Jisai, okei. Nu jo. Atsiemu. Bet lašišas tiek gali daryti, ką jin nori. Tai pasikruž gali. Tai prieš tai tik apie žvynus ten kalbėti. Ne, tai Safas prašo žinų nuotrauką, jie nori pasikružti. Nu, čia jau jai ant sąžinė. Yra akvariume bažnyčia, kuri gali išpažinti pasakyti. Tu nieko nežinai apie savo lašišą. Pamirškim. Tu ją bent pažįsti gerai? Nu, ne lašiša, yra į karpis, jos vardas lašiša. Ai, Su ilgai. bet man per mažai informacijos darai. Tai karpis vyras? Ar karpė? Karpė gal. Karpė gal. Gerai, tarkim, nutinka tokia situacija, tau reikia pradėti ieškotis naujo būto, ne? Nes, tarkim, susipykot su Safu dėl kažkokių priežasčių. Ir Vilniuje būtai labai brangus. Ar pradėtum masiškai reklamuoti kremus? Jo.
Bet manau, reiktų kažką gal kitokio daryti, Kuriam? jei supranti apie ką aš. Ne. Pavyzdžiui, kreiptis į mūsų rėmėjus ICM Solutions. Ir Jie turi kremą? jie turi įdarbinimo galimybės į Nyderlandus, į Belgiją. Jei trūksta pinigų, išvažiuoja kiek nori padirbti. Grįžti su savo visais hobiais ir Ne, nereikia kremų reklamuoti, išlaikai savivertę. išlaikau savivertę fabrike ar kur? Sandėliuosi. Aš noriu. Mes iš to pinigus Bet uždirbame. aš noriu to kremą. Tai tad gali nusipirkti aš tas pinigus, kur uždirbai. Milžiniškas pinigus. Aš pagalvosiu. Mes iš to pinigus uždirbam. Bet jei nebus daug peržiūrų, tai aš pats važiuosiu dirbti. Nes man patinka dideli pinigai. Ir išteks dabar apie gyvenimo meilę tau. Pakalbėkim, svarbiausia ir visų mėgstamiausia, tai katinų tau. Katinų. Ir šiaip tu, taip dabar privesti daug trumpų video darai ir per TikTok išpopuliarėjai, koks būtų tavo katino pirmas video, jeigu jis turėtų TikTok. Aš esu darius dokumentiką katino, kaip jis liūdė, kad jam valgyti neįdėjo. Ir jis daro, žinai, visą dramą, nuo ko viskas prasidėjo, kokie ženklai buvo. Ir po to, kad vis tik įdėjo ten vėliau valgyti. Įdėjo valgyti. Jo. O jeigu jis pats filmuotų video? Jeigu jis pats filmuotų, nežinau, gal dainuotų, šoktų TikToką. Naktį, 3 nakties. Miau. Jo, man prie galvos. Toks galbūt. Tavo katinas daro TikTokus? Ne, nikščių neturi. Paspaus filmuoti. Galima su kitu pirštu paspausti. Jis nekietas gal. Tas pirštas nekėtas. Na gerai, jeigu saps varžytų su katinu humoro kovose, kas laimėtų? Nu, nežinau, man katinas gal nėra, jis nesupranta, kad jis juokingas, žinai. Jis tiesiog juokingas. Bet ir saps. Tai čia toks, žinai, kaip TikToko veikėjas kažkoks, kur laivus daro, kur jis nesupranta, kodėl tą iškarpą įdėjo. Po to pamato. Tai tu sakai, kad jie lygiai juokingi, pagal kaip supranta. Ar tu katino pusėje? Na, aš dar nemačiau katino video. Nežinau, katinas tai visai... Bet safą mačiau, tai štai man kyla klausimai, kuris juokingesnis. Na, aš vis tik būčiau žinok safo pusėje. Katinas tegul jau daro, ką nori. Ar būna, kad pažiūri katiną ir galvoji, oi, tu mažas liūtė, tu moki pavogti mano kėdę. Tu liūtė, tu šokai ir pavagiai mano sėdimą į vietą, dabar aš negaliu atsisėsti ir dirbti. Labai. Džiunglių liūtė, tu ištvirkinai mano kėdę. Nu, be paskutinio, tai? Jo, būna. Nes jis toks atrodo kaip mažas liūtukas šiaip. Per daug įsivažiavam, nes mes skandalų norim, nes visi su skandalais. Tu nori su katinu. Nes kažkas su katleriu, aš noriu su katinu skandalą. Gerai, dabar susigaudžiau. Tai galim apstumti, nežinau, mano katiną. Gal jis tada galės tau atsakyti kažką. Tu, Rūtos ir Safas katiną, tu veidi. Žinai vardą jo? Myšnis. Ne, čia faktas, bet aš klausiu, ar vardą žinai. Žinojau, bet nebežinau, nes mane rūpės. Čia įžeidu. Bet tu kaip savo priešui vis tiek turėtum, žinai, daugiau informacijos susirinkti bent jau. Kad turėtum už ko užsikabinti. Tu katinas. Aš nepritariu. Mano katinas. Ne, mano katinas yra love. Loch. Ne love. Šitą vietą turėjo būti reklamų, bet neradom rėmėjų. Kažkokį gyvūnų brandą norėjome dėti. Okay, tai kažką galiu sugalvoti. Paliekam tuščią klausimą. Arba galiu įdėti kelis ir dar bandyti, žinai,
po fakto jau klaust. Parduot. Jo. Tai gali dabar kelis suminėti. Puikiai gyvūnų prekių parduotuvė pavadinimas. Viskas pigu ir greita pavadinimas. Pirkite čia pavadinimas. Jo, aš manau, kad... Jo. Super. Paskutinis apie katiną ir miausim prie kitų klausimų. Ar miausim pasakiau, nes katinai ir miau. Ar norėtum, čia vėl apie nykščius, kad katinai turėtų nykščius, nes kai pakakoja galėtų gaiviklio paspausti. Oi, labai galėtų. Nes kartais, kai nebūni namo ilgai, jie prikakoja ir smirda namuose. O kai būni namie, tai gal dar blogiau, tai grįžti tai ten jau po fakto, bet kai, pavyzdžiui, duše būni kartu su katinu ir tu neturi, tavo rankos surištos, tu duše ir viskas neaukia. O tokia situacija, sakyčiau, būna. Tai jo. Bet tai klausimas, ar ją purkštų. Ją vis tiek nepurkštų. Jam nerūpi. Jie mėgaujas tavo kančia. Jie mato, kaip tu springsi tam dušę, žiūri per stiklą. Šypsos. Tai aš manau, kad nesvarbu, ar turėtų ar ne. Gal kaip tik blogiau būtų. Nes tada taip rodė. Jo. Mano katinas, tavo katinas. Nes mano katinas turi... Tavo turi katinas Instagramą? Tai kaip ją beefint gali? Mano katinas gali stories kelt, kur toksai fui. Bet jis taip. Ja. Jis ne tik nikščių neturi, jis dar daugiau dalykų neturi. Savivertas. Gerai, dabar einam prie klausimą apie tikrą meilę Safų. Ar Saf skaniai gamina nem? Ne. Visiškai negamina? Prasta situacija. Prasta situacija. Gerai, užteks klausimą apie Safų. Super, ačiū, pagaliau. Naujovė šitam sezonui. Ant tavęs pirmos išbandysim. Tai Lašiša turi naują sugyventinį, vėžys Stano. Mes perpirkom iš Stano, kai išoperaujam vėžį, už šitos pakelį nupirkom. Jis irgi turi nuomonę. Jis turi nuomonę ir jis pasako apie kiekvieną. Ir dabar norėtų pasakyti apie tavo hobius nuomonę. Labai daug. Kai pamačiau tavo padėlius, buvo atostogose, žinok, sugadino atostogas man tavo padėliai, nesuprantu, kaip visuomenė priima tokius dalykus ir... Viskas nutrūko? Ta norma, mano nuomonė, tai turėtų būti draudžiama, nes čia nesąmonė, man nepatinka. Visos atostogos sugadintas. Norėjau nusipirkti kelnes, bet kol matavau, sukarpiau visas su savo žnyplėmis ir dar tie tavo padėliai su pisa nuotaika. Man varo vėžį tokie pasisakymai. Ne tik tau. Šiaip nelabai šeimininkas skiriasi. Minčių dėstymus, labai panašiai. Gal per daug išpjovė? Gal net sakyčiau daug objektyvesnį nuomonę negu šeimininkas. Asmenybės gabalą atpjovė, kaip pjovė chirurgas. Netyčia. Ar norėtum parsimušti tokią elitą ir trintis ten, su Stano, su Zvonkais, su Eligijum. Ant scenos? Šiaip jau. Šokt? Į vakarėlius eit. Į mamą apdovanojimus. Ne, iš tikrųjų nelabai, aš irgi nejaukus žmogus, sakau irgi, žinai. Tai man tiesiog nejauku būtų su jais, aš nežinau, kaip man adaptuotis reiktų. Aš nežinau, ką jie vartoja, pavyzdžiui, ko man reiktų susirūpinti. Man vaistas vartoja nuo vėžio. Bet aš nežinau, aš manau, kad nepritapčiau tiesiog. Bet yra su ko norėtum bičiuliautis iš elito ir šou biznio ir galėtum draugam sakyti, aš bičiuliauju su vardas pavardė. Daugumas aš gal bijočiau, nežinau. Jonatonas iš X Factoriaus gal. Jonai. Daugiau nežinau, man per didelis gal amžiaus skirtumas, aš nežinau kaip ir man. Balinskas. Bijočiau. Vardink darbo, sakysiu, ar bijočiau ar ne.
Maslabojaus. Rudokas. Na, Mėta meškinį. buvo mėta meškinė, jo. Jo. Norėčiau. Cololo. Nebebijočiau. Irgi mažai kalbėta. Turi tavo kelias tik tokia idėjus video, manau, trendintų. Man reikia kaip tik dabar išsisemti. Pasakyk, ar panaudosit, tarkim, 20 bezdalų, kurių tavo vaikinas nenori, kad užuostum. Norėčiau, jo. Tik nežinau, ar sugalvočiau 20. Aš gal apsistočiau ties kokiais 5. Na jo, greitesnis video dabar. Jo. 20 labai šitas, galėtų keli video būti, 3. Kelios dalis, jo. Ir paskui finalas. 10 bezdalų Gerai, finalas. jo, šiaip gerai. Arba challenge nufotkink savo banko kortelę iš abiejų pusių ir nusiūs pirmam žmogui, kurio vardas prasideda Ž raidė, o pavardė K raidė. Čia aš darau tokį challenge. Kad tavo sekėjai nufotkins. Aha. Ar aš keliu tą kortelę radus kažkur, netikėtai? Čia jau tavo kūrybinė laisvė, aš patikiau idėją. Griaučius, tarkim, ir tu nusprendi, kaip daryti. Aš manau, kad aš galėčiau. Mes nenorime rėmus įstatyti kūrybinius. Ačiū. Aš galėčiau gal, pavyzdžiui, rasti tą kortelę ir, tarkim, aš galėčiau įsiminti ir perpiešti ir įkelt tada. Žinai, piešinuką tokį. Kas suprastų, tas suprastų, galėtų nusipirkti gyvūnų prekių, pavyzdžiui. Surreal. Jo. Paskutinis klausimas, nebenori trukdyti tą brangaus laiką, nes čia aplinkui yra, sakiau, parduotuvėlių, galėsi nueiti apsiprekti. Mačiau aukštakuliniam nuolaidą ir su suknelėm ten ir keramikai, pjaustymo lentelėm. Man nereikia keramikos, aš savo darau. Keramikas priemonėm, pjaustymo lentelėm. Daug molio yra pirkta. Ja, molio daug. Štai mes čia ir glaudžiamės. Super. Tokia, jeigu nutiktų gyvenimo situacija katastrofiška ir tau reiktų pasirinkti, kokį abėcėlės raidį norėtum būti visą gyvenimą. O, labai geras klausimas, labai fainas. Bet aš grinai turėčiau taip ir stovėti visą laiką. Tai aš tada kažkokią patogesnę gal imčiau. Aš imčiau gal A. Gal būčiau taip pradžioj ir tiesiog taip stovėčiau. Ir nereiktų man laikyti R, žinai, tokios. Tai jo, aš būčiau A. Gimdyt patogu. Viską daryčiau patogu iš tiesų. Ką nepatogu? Eit gal nepatogu. Kaip prisitrėdus. Tu geriau žinai. Pabaigai visada dovanėlę turim. Aš žinau, kad čia daug linksmiau milijardą kartų negu būti su Laurinu namie. Ir daug labiau yra ką veikti ir valgyti daugiau yra ką. Labai jauku šiaip. Ja. Aš džiaugiuosi, kad tu labai vedi pokalbį. Reiktų, kad sakinėti klausimą. Mes podcastas tradicinis, nieko neišsiskiriam nuo kitų. Aktualijų jokių neaptarinėjai. Turi kažkokių aktualijų? Tam yra kiti podcastai. Taip. Tai dovanėlė. Ne, tu Čia nieks neatrodo kaip dovanėlė. Tu darai padelis ir aš noriu parodyti, aš ir padariau, kaip turi tikras padelis atrodyti. Tai va. Kodėl jis tikras? Čia panašus į tavo, ką darai, nelabai panaudojami ir... Jis toks su diržu, toks man kalėdų senį visai primena, žinai. Šiaip mielam, kad pasistengi. Aš suprantu tavo viziją. Čia gali įsipilt kavos, bet kad žinotum, kiek ne per daug. Šiaip daryčiau tokį, gal net nukopijuosiu. Ačiū. Tai ačiū, kad žiūrėt, kas dažiūrėt iki šitos vietos. Tai Jo, aš irgi nustebus. subscribingit mus Patreon'e, mokėkit pinigus ir tada YouTube dar subscribingit ir ten žiūrėkit, kad gautumėm iš peržiūros pinigus ir
Laukit kitų epizodų ir mokėkit į priekį mum. Va, apie pinigus viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.